nuoširdus užtarimu. Aš dėkuoju savo Dievui. Tik jūs prisimenu. Visuomet, kiekvienoje maldoje, su džiaugsmu, už jus visus, besimelsdamas. Filipiečiams 1 skyrius, nuo 3 iki 4 eilutės. Kaip tokia yra užtarimo malda? Kilanti iš dėkingos širdies. Tokia puikia, kaip Paulius malda Dievui už šią bažnyčią. Galima manyti, kad taip yra todėl, jog ši bažnyčia labai parėmė Paulių, bet laiško Korinto bažnyčioje Paulius rašo apie jos irgi panašiai. Matyt, jam reikėjo šiek tiek padėti, nes Korinto bažnyčia visai nebuvo gera. Vienas padavė kitą į teismą. Viešpaties vakarinėje būdavo girdaujama. Vienas lenkti navo su kitu dvasiniu dovonu. Tiesą sakant, ši bažnyčia buvo baisi. Paulius dėkojo ir iš visos širdies jis matė bažnyčią Dievo meilės akimis. Taip yra su mumis, žmonėms, kurios mylime. Galime padėkoti be jokių sunkumų. Mes dėl jų turime daug lūkesčių, net jei jie dar tobuli. Mes žvelgiame į juos palankiai, su malonės ir meilės gausa. Bet kartą aptaris, kuri taip meldė ir savo vyrą, viešpatie pasigailėk mano vyro. Jis toks nemalonus, vakarais jis gėrė savo alų, slaptą rūką balkone. Okay, viešpatie, išgelbėk jį, padaryk jį žmogumi, kuris myli savo šeimą ir labai rūpinasi savo žmoną. Ar Dievas skirti tokią maldą? Ir žino, jog tas vyras yra ir jam nereikia moters informacijos. Ar jie tikrai meldžiasi už žmogų? Ar jie tik nori, kad vyras pasikeistų? Jog jai pačiai būtų gerai? Ar jie myli savo vyrą? Mūsų užtarimo malda turi būti pažymėta meilė ir tikrus įsirumo. Ji turi būti panaši į Jėzų. Kaip jis meldžiasi, taip pat turime melstis ir mes, pilni meilės, atlaidumo ir gailestingumo. Jei mes atleisime, ar Dievas vis tiek jis pagėža ir atmokės už nuodėmes? Ne, jis vis dar myli kitus daug nei mes. Ačiū Jėzu, tu esi mano užtarėjas dangoje. Tu sėdi Dievo dešinėje ir mane užtarti taip gerai, ko dar galėčiau norėti. Ir aš noriu užtarti žmonės, ir tuos, kuriems reikia pagalbos. Viešpatie, ačiū už šios žmonės, jei bus nuostabus, kai bus išgelbėti, pasigailėk jų. Amen.